Sveiki, čia studijos lengvai. Pakalbėkime apie baigiamųjų darbų struktūrą. Prisiminkite, kiekvienas universitetas turi nuosavus metodinius nurodymus baigiamiesiems darbams, tad reikėtų vadovautis jais. Bet nepaisant skirtumų tarp skirtingose universitetuose esančių metodinių nurodymų, didelė dalis baigiamojo darbo struktūros visgi yra identiška. Tai nuo kogi prasideda baigiamasis darbas? Nuo titrinio lapo. Pasistengkite, kad jis atrodytų gražiai. Pasistengkite, kad jis atrodytų būtent taip, kaip nurodyta metodiniuose nurodymuose. Žinot, kai žmogus kalba labai išmintingus dalykus, bet kalba nešvaria, laužyta kalba, tai tas žmogus neatrodo labai išmintingas. Taip pat yra ir su baigiamaisiais darbais. Raštvedyba ir gražus darbo įforminimas, teisingos paraštės, tarpai tarp pastraipų, antraštės. Visą tai yra labai svarbu, siekiant sukurti įspūdį, kad jūs ne tik suprantate, ką sakote, bet ir mokate tai gražiai pateikti. Ir galų gale vis vien į gražų darbą žymiai lengviau yra žiūrėti ir netgi kartais norisi parašyti geresnį pažymį. O grįžtant prie darbo struktūrinių dalių, tai visi darbai prasideda vienokiu ar kitokiu įvadu arba pratarme. Pratarmėje, sako metodiniai nurodymai jūsų, tikriausiai reikėtų atskleisti tyrimo problemą, temos aktualumą ir galbūt šiek tiek supažindinti su tyrimų kontekstu jūsų pasirinktoje temoje. Skamba labai dramatiškai, tyrimo problema. Anokia čia problema. Jūs atrandate spragą tyrimuose, tarkim mes žinom dalykus ir tuomet kažko nežinom arba nežinom iki galo ir jeigu žinotume, tai padėtų geriau suprasti mus dominantį reiškinį. Tai čia ir yra jūsų tyrimo problema. Aš tai sakyčiau, čia yra tyrimo galimybė ar netgi sprendimas. Ir jūsų skaitytojas, skaitydamas jūsų įvadą ar pratarmę, kad ir kaip tai vadinasi, turėtų būti įtikintas, kad tai, ką jūs pasirinkote tirti, iš tiesų yra verta tirti, kad iš tiesų egzistuoja ta spraga ir kad tik tai jūsų tyrimas gali tą spragą užpildyti. Tai čia yra tokia įvado funkcija. Po to seka teorinė dalis, teorinė problemos analizė, ar kad ir kaip tai vadintųsi pas jūs. Tenai reikėtų pristatyti visą svarbę teoriją, kuri yra susijusi su jūsų nagrinėjimu reiškiniu ir tais kintamaisiais, kuriuos pasirinkote vertinti savo tyrime. Iš karto reikėtų svarstyti apie tai, kad jūs kelsite vienokias ar kitokias hipotezes, ir tos hipotezės negali būti ištrauktos iš kepurės. Jos turi kilti iš teorinės dalies. Ir tai iš karto duoda jums tokią kaip paruoštuką iš tiesų, kaip tą teorinę dalį reikėtų struktūruoti. Tai nuosekliai. Struktūruokite ją taip, kad po kiekvieno skyriaus skaitytojui būtų aišku, iš kur kilo jūsų hipotezės. Ir teorinė dalis tarsi užbaigiama tyrimo tikslu, uždaviniais ir minėtomis hipotezėmis. Dabar skirtingose universitetuose yra skirtinga tradicija ir be abejo, kai esi Romoje, elkis kaip romėnas, tad sekite savom tradicijom, bet dažną kartą hipotezės ir uždaviniai yra derinami tarpusavyje. Tai reiškia, kad uždavinys atspindi tokį platesnį klausimą, o hipotezė yra teiginys apie tikrovę, į kurį atsakius, tas platesnis klausimas taip pat paaiškėja. Kai kur yra keliami teoriniai uždaviniai, kai kur nėra keliami. Viskas priklauso nuo konteksto ir bet kokiu atveju, netikėkit manimi, konsultuokitės su savo darbų vadovais ar vadovėmis. Tyrimo tikslas turi plaukti iš tyrimo problemos. Tikslas yra išspręsti tą problemą vienai per kitaip. Tai jūs tą tikslą suformuluojate taip, kad jeigu jūs jį įgyvendintumėte, tai tas spraga teorijoje, tas trūkumas žinių, jis būtų atsakytas.
Ir kai kur sako, kad reikia įvardinti ir tyrimo objektą. Tai tyrimo objektas yra tas reiškinys, kurį jūs mėginate suprasti ar pažinti geriau. Ir po teorinės dalies eina metodo dalis, ar ne? Metodo dalis yra labai svarbi ir atsakinga dalis. Joje tikriausiai pirmasis dalykas, ką pristatysite, tai tyrimo dalyvius. Dabar tradiciškai pristatome tyrimo dalyvių skaičių, kiek turime vyrų, kiek turime moterų, koks yra amžius vidutinis, kiek metų jauniausiam, kiek metų vyriausiam tyrimo dalyviui. Ir jeigu rinkome kažkokias kitas demografinės charakteristikas savo tyrime, tai be abejo, čia yra ta vieta, kuris reikėtų paminėti. Dėl labai paprastos, tačiau svarbios priežasties. Žiūrėkit, skaitytojui yra aktualu suprasti, kam yra generalizuotinas jūsų tyrimas. Ir jeigu jūs išsamei pristatysite savo tyrimo dalyvių demografinės charakteristikas, skaitytojas pasvarstęs, kad galbūt čia netobulas tyrimas, galbūt čia buvo galima geriau, bet jūsų rezultatai vis vien skaitytojui nusės į galvą kaip generalizuotini būtent tai imčiai, kad ir kokia ta imtis bebūtų. Toliau seka instrumentų pristatymas. Pristatant instrumentus labai rekomenduoju kiekvienam instrumentui skirti po atskirą paskyrėlį ar pastraipėlę. Ir išskirkite kaip nors, pajuodinkite pavadinimą instrumento ar kažką, kad skaitytojas iš karto suprastų, kad čia prasideda ir čia baigėsi konkretaus instrumento pristatymas. Tiesiog palengvinkite skaitytojui jo gyvenimą, nes ypač komisijos nariams, kurie skaitys jūsų darbus ar jūsų darbo vadovui ar vadoviai, bus daug paprasčiau. Ir pristatant instrumentus yra svarbu pasakyti, kas tai per instrumentas, kas to instrumento autorius, jeigu jis turi kažkokį lokalizuotą vertimą, kas yra to vertimo autorius, ir visą tai reikia duoti nuorodas į šaltinius, ar ne? Iš kur jis ištraukė tą instrumentą, kas jį sukūrė. Tuomet paaiškiname, kas yra vertinama tuo instrumentu, koks latentinis konstruktas slepiasi po tais teiginiais, kiek instrumentas sudaro teiginių, kiek yra subskalių, jeigu tokių yra, ką jos vertina. Ir kiekvienos subskalės, arba jeigu jų nėra, tai viso instrumento vidinė darna taip pat turi būti pristatyta. Ne kituose tyrimuose, kiek ten buvo gautas alfa koeficientas, ne, jūsų tyrime, kokia yra instrumento vidinė darna pas jūs, nes mums aktualu, ar mes galime pasitikėti jūsų gautais rezultatais. Ir vidinė darna yra ganėtinai geras dalykas, kuriuo remiantis mes galime sakyti, čia pamatavom ganėtinai tiksliai, vadinasi, rezultatais mes galime tikėti. Ir po instrumentų reikėtų pristatyti tyrimo procedūrą. Per tyrimo procedūrą reikėtų pristatyti labai išsamei, ypač jeigu tai yra koks nors intervencinis ar eksperimentinis tyrimas. Bet tokiu atveju tikrai reikės konsultuoti su darbo vadovu, nes gali būti neakivaizdu, ką reikia pristatyti. Nuo tokių dalykų, kaip kuriuo paros metu ir kurią savaitės dieną atliktas eksperimentas, iki to, koks buvo apšvietimas ar triukšmo lygis vietoje, kur tas eksperimentas vykdytas. Bet jeigu tai yra tiesiog skerspjūvio tyrimas, vis tiek procedūrą yra labai svarbu pristatyti. Tai reiškia, kur jūsų klausimynas buvo patalpintas, jeigu jis buvo internete, o jeigu jis buvo dalinamas gyvai, tuomet kokiamis sąlygomis, kada ir kaip jis buvo dalinamas. Aktualu yra pristatyti jūsų instrumento struktūrinių dalių, skirtingų kintamųjų eiliškumą klausimyne. Nes prisiminkite, kad vienas kintamasis pamatuotas anksčiau gali suformuoti išankstinę nuomonę apie visus likusius kintamuosius, apie visas likusias skales, ir mes su ta nuomonė susidaryta atsakant į pirmosius klausimus galime pradėti atsakinėti į sekančius klausimus. Ir tai yra blogai. Būtų gerai užtikrinti, kad neegzistuoja tokio tipo parengtis jūsų tyrime. Ir tam išspręsti yra įvairiausių būdų. Galima teiginius išmaišyti skalės viduje, galima skales išmaišyti tarpusavyje, galima taikyti lotynų kvadratą. Pasidomėkit apie šituos dalykus.
Va. Ir pristatydami tą eiliškumą, taip pat pristatydami, kada pradėjote rinkti ir kada baigėte rinkti duomenis, jūs suteikėt skaitytojui visą reikiamą informaciją, kad jis galėtų atkartoti jūsų tyrimą. Galvokite apie tyrimo procedūrą kaip apie skyrių, kuris yra instrukcija kitam mokslininkui, kuris norėtų atkartoti jūsų tyrimą. Tobulai. Visiškai atkartoti. Ir būtent tai turėtų būti tas kokybės kriterijus, kuriuo jūs vertinate, ar jūs gerai aprašėte tyrimo procedūrą. Jeigu žmogus, kuris iki šiol neatlikinėjo jokių tyrimų, pasiima jūsų baigiamąjį darbą ir žiūrėdamas į tyrimo procedūrą gali atkartoti tobulai jūsų tyrimą, vadinasi, jūsų procedūros dalis yra ganėtinai nebloga. Dabar kai kur prašo, kai kur neprašo pateikti planuojamas analizes. Be abejo, planuojamas analizes, kai pateikinėsite, pateikite tik tai, ką iš tiesų naudosite. Galite pateikti bendresniais terminais. Tai nėra labai svarbus skyrius iš tos pusės, jog jis tiesiog parodo jūsų išankstinį planavimą analizę atlikti, bet jis nieko nepasako, ar tos analizės kažką jums parodė, ar ne? Jūs tik pasakote, kad na štai aš iš anksto suplanavau, kad darysiu tą, na ir trečią. Tai yra puiku, tai yra papildomas saugiklis jums, kad jūs nenukrypsite nuo savo darbo kelio. Bet prisiminkite, tai yra saugiklis tik tai tuo atveju, jeigu jūs išsikėlėte hipotezes ir tuomet aprašėte planuojamas analizės ir tik tai tuomet pažiūrėjote į duomenis. Dabar jeigu jūs jau atlikote visas analizės ir jūsų rezultatų dalis jau parašyta, tuomet grįžti ir parašyti planuojamos analizės skyrių post factum, tarsi reikėtų, bet jau nebėra tos esminės prasmės, kuriai yra skirtas šis skyrius. Ir judant tolyn, aišku, rezultatų dalis yra kitas didelis skyrius jūsų baigiamajame darbe. Rezultatų dalyje turėtų būti tik tai tos analizės, kurios yra būtinos atsakyti į jūsų iškeltas hipotezes. Jokių papildomų analizių ten neturėtų būti. O jeigu jos ten netyčia atsiduria, tai jos turėtų būti labai stipriai pagrįstos. Ir praktiškai visais atvejais rezultatų dalis prasideda aprašomosios statistikos lentelė. Tai yra vienintelė analizė, kuri tiesiogiai neatsakinėja jūsų hipotezes, bet yra būtina tam, kad skaitytojas žinotų, kokias procedūras galima korektiškai taikyti su jūsų duomenimis. Pristatydami rezultatus, daug dėmesio skirkite tam, ar jūs paminite, kad hipotezės buvo atmestos ar paremtos. Reikėtų labai aiškiai deklaruoti. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai APA standartas rekomenduoja neinterpretuoti rezultatų dalyje. Tam yra labai stipri ir gera priežastis. Jūsų rezultatų dalis turėtų įgalinti skaitytoją pasidaryti nuosavas išvadas apie tai, ką jūs atradote, be jokių išankstinių nuomonių, kurios yra nuspalvintos jūsų įžvalgomis, be nieko. Tiesiog žvelgiant į skaičius, skaitytojas pats pasidaro išvadas. Taip užtikrinamas šiek tiek didesnis objektyvumas, nešališkumas, ar ne, nes būna, kad kartais išankstinės nuomonės nuspalvina mūsų rezultatų interpretaciją. Ir čia yra normalu, čia yra žmogiška. Bet rezultatų dalis yra švari nuo šios išankstinės nuomonės. Na ir po rezultatų dalies eina aptarimas. O aptarime be abejo jūs rekomenduoju, kad tokiu pat eiliškumu, kaip pateikėte rezultatus, taip pat juos ir aptartumėte. Ir kaip taisyklė rezultatus reikėtų pateikti būtent tokiu eiliškumu, kokiu eina jūsų hipotezės. Toks tęstinumas, ar ne? Aptariant jūsų rezultatus, jūs turėtumėt juos lyginti su tuo, ką kiti tyrimai rodo ir ar jūsų gauti rezultatai dera ar nedera su kitais tyrimais. Ir jeigu dera, tai kodėl tai turėjo taip ir nutikti, o jeigu nedera, tai svarstyti, kas pas jūs yra kitaip, kad jūs negavote to, ką planavote gauti.
Ar galbūt jūs kaip tik planavote, kad nederės su kitais tyrimais, tą irgi reikėtų aptarti. Ir dažną kartą studentai labai nusivilia, kai nepasitvirtina jų tyrimo hipotezės. Na, įsivaizduokite, tu skaitai literatūrą, įsigilini į ją, tu nagrinėji klausimus iš gelmių ir tikrai sukuri teisingas hipotezės, kurios išties atspindi tai, ką teorija ir turėtų sakyti mums. Ir tuomet atlieki tyrimą ir žiūri, kad ne, taip nėra. Na ir dažną kartą studentas nueina į kampą paverkti. Nederėtų. Kaip tik reikėtų džiaugtis. Kai hipotezė nepasitvirtina, tai reiškia, kad, viena iš dviejų dalykų. Arba jūs atlikote labai nevykusį tyrimą ir jums iš tiesų reikėtų paverkti kampe, arba, jeigu manysime, kad jūsų tyrimas iš tiesų atliktas gerai, tuomet jūs atskleidėte spragą teorijoje. Teorija sako, kad turi būti taip, o jūs gavote kitaip. Vadinasi, jūs turite progą tą teoriją pagerinti, patobulinti, patikslinti, parodyti vietas, sąlygas, kuriams esant gaunami visiškai kitokie rezultatai. Tad nepriimkite nepasitvirtinusių hipotezių kaip kažkokią labai neigiamą dalyką. Būtų labai nuobodu, jeigu jūs iškeltumėte hipotezės ir jas visos pasitvirtintų. Kam tada iš viso atlikti tyrimą, jeigu jūs jau iš anksto žinojate, kaip bus, ar ne? Ir rezultatų aptarimo dalyje reikėtų daug dėmesio skirti atsakant į klausimą, tai kas iš to? Nes tai yra pagrindinė dalis, kur jūs kuriate pridėtinę vertę. Tyrimas kaip tyrimas. Tyrimą gali atlikti bet kas. Bet suinterpretuoti rezultatus, padėti skaitytojui suprasti, kodėl tie rezultatai yra svarbus ir kokias implikacijas jie turi mokslui, praktikai ir tolesniems tyrimams. Čia yra ta sudėtingoji dalis. Ir tikriausiai nepameluosiu sakydamas, kad didžioji dalis baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių daugiausia dėmesio skiria tam, ar jūs efektyviai ir kokybiškai ir įžvalgiai parašėte rezultatų aptarimą. Na ir galiausiai seka išvados. Tai yra paskutinė jūsų baigiamo darbo struktūrinė dalis tokia didesnė. Ir, ne visą laiką jos yra formuluojamos, bet jeigu jos pas jūs yra formuluojamos, tai tuomet jos turėtų atspindėti visiškai jūsų hipotezes. Žodžiu, išvadas formuluojame pagal tai, kokias hipotezes kėlėme. Na ir tuomet paskui santraukos turi sekti tokia pačia struktūra kaip ir visas jūsų darbas, bet sutraukiant struktūrinius skyrius į vieną ar du sakinius ir pasakant esminius dalykus. Tai štai, tokia yra baigiamojo darbo struktūra. Kam studijuoti sunkiai, jei galima lengvai?